Sveiki. Na, o šitas video apie Angelo dieną. Aš nežinojau, kad Ukrainoje yra tokia Angelo diena, kol man mano klientė, mano dabar jau draugė, padovanojo tokią nuostabią lėkštelę su Angelo diena. Aš tikrai dabar neatsimenu, kokia tai diena, bet galima paieškoti internete, jeigu rasiu, parašysiu po apačią, po mano video. Tai va, štai kokį aš gavau. Ir labai gražus, čia norėčiau ir pareklamuoti. Tokią galime ir mes turėti tokią dieną, priimti tokią tradiciją pačias gražiausias tradicijas iš kitų šalių. Ir Lietuvoje galime minėti Angelo dieną. Štai čia yra produkcija, iš kur jį pirko. Šitą dabar neperskaitau. Mano labai prastas regėjimas, tai turiu naudoti akinius. Masterskaja Florinskava. Kolekcionai Farfor. Nu, va štai tokia, labai gražiai pateikta tokioje dėžutėje. Tikrai nuostabi dovana. Bet aš dabar apie Angelo dieną. Tai yra labai nuostabi diena, kada vieni kitiems dovanoja savo meilę, savo dėmesį, parodo kitiems žmonėms. Tie žmonės, kurie yra labai svarbus. Tai aš vadinu angelais, tai yra draugai. Ir aš norėčiau padėkoti visiems mano draugams, angelams, kurie buvo mano gyvenime ir yra mano gyvenime, be kurių galbūt aš ir nebūčiau išgyvenusi. Tai dėkoju kiekvienam, kurie buvo mano gyvenime ir padėkoti kiekvienam atskirai. Aš parašysiu atvirukus. Ir yra didžiausias sąrašas žmonių, kuriems aš rūpėjau, kurie mane mylėjo. Ir jo, tai labai ačiū. Na, o aš labai tikiu, kad aš esu jūsų angelas, aš esu žemės angelas ir mano meilė išgelbės jūs ir išgelbės Lietuvą ir išgelbės visą pasaulį. Tai labai mylėkite ir gerbkite savo angelus, kadangi jų dėka žemė yra gražesnė, jūsų gyvenimas yra gražesnis. O šiaip žemė pati yra nuostabi, gamta, bet kokios šalies, kur bebūtum, yra taip gražu, tokia harmonija. Pas Dievą yra viskas harmonija, tik žmonės gyvena chaotiškai, žmonės nepaiso kūrėjo Dievo įstatymų, nes jie yra visiškai kitokie negu žemiški. Tai tam kartui tiek. Labai ačiū Irinai Kitajevai iš tokią nuostabią dieną ir ačiū už tą angelo ženklą. Ačiū visiems draugams, kurie buvote su manimi. Ačiū labai.